Labadiena, su jumis sveikinasi Lietuvos neįgaliųjų draugijos tinklalaidė Negalio problema. Ir šiandien kalbėsime apie negalios nustatymą, apie dalyvumo nustatymą ir apie tai mums papasakos asmens su negalia teisių apsaugos agentūros direktoriaus pavaduotoja Jelena Ivančenko. Labadiena. Taip, svečiuojame šiandien agentūroje ir aš neabejoju, kad visiems bus įdomu sužinoti daugiau informacijos, konkrečios informacijos, ką reikia daryti, norint nusistatyti negalią arba dalyvumą ir kokie procesai, kaip tai vyksta ir ką galbūt reikėtų žinoti. Ne? Tikiuosi, kad mūsų diskusija bus produktyvi ir mes atsakysime kylančius auditorijos klausimus. Tai ir norėčiau pradėti nuo to, kad, kaip minim, toks pavadinimas ilgas, asmens su negalia teisių apsaugos agentūra, ir susitarkim, kad nuo šiol vadinsim ANTA, kad visi suprastų. Tai noriu pirmiausia ir paklausti, ką veikia šita agentūra, kokios jos funkcijos, ką reikėtų žinoti žmonėms. Kadangi susitarėm, kad kalbėsim paprastai ir aiškiai, tai pagrindinės ANTOS arba agentūros veiklos sritis tai yra užtikrinti asmeninio asistento, būsto pritaikymo, socialinės reabilitacijos, nevyriausybinių organizacijų veiklos rėmimo organizavimą, nustatyti negalią, nustatyti techninės pagalbos priemonių poreikį, nustatyti darbo asistento poreikį, ir be abejo labai svarbis sritis yra užtikrinti informacijos prieinamumą, elektroninės erdvės ir būsto pritaikymą tame tarpe. Tai tokios yra pagrindinės sritis. Jeigu kalbėtume plačiau, tai turbūt visi žinome ir paminėjome, kad susijungė dvi įstaigos ir tapome viena didelė agentūra, kuri užsiima plačiai asmenų su negalia teisių užtikrinimu. O šiandien kalbėsim apie vieną iš jūsų funkcijų, negalios nustatymą. Ir nuo šių metų keitėsi, tai yra jau labiau kalbam ne apie negalią, o apie dalyvumą, tai kuo skiriasi, kada yra nustatoma negalia, kada dalyvumas, ką dar nustatote čia atėjusiems žmonėms? Kai mes kalbam apie negalios nustatymą, tai mes turime omeny, kad mes nustatom neįgalumo lygį vaikams ir dalyvumo lygį suaugusiems asmenims. Tai vienareikšmiškai iš karto aišku, kad yra pasikeitusios sąvokos. Iki 2024 metų sausio 1 dienos neįgalumo darbingumo tarnyba nustatinėdavo darbingumo lygį. Pasikeitus teisiniam reglamentavimui mes nustatom dalyvumo lygį visiems suaugusiems asmenims, tai reiškia tame tarpe ir sukakusiems senatvės pensijos amžių. Vaikams nustatom neįgalumo lygį sunkaus, lengvo ir vidutinio. Šitoje vietoje pokyčių nebuvo, tai kai kalbam apie negalios nustatymą, turime omeny, kad nustatom neįgalumo lygį vaikams ir dalyvumo lygį suaugusiems asmenims. Buvo nustatomi iki reformos įsigaliojimo specialiai poreikiai, sąvoka irgi yra pasikeitusi. Mes dabar nustatom ilgas pavadinimas individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos poreikiai. Jeigu išgirsit trumpinį IPTIK, tai tai yra apie tai. Teko nekartą girdėti IPTIK ir visi spėlioja, kas čia yra. Tai dar kartą. Tai buvę specialiai poreikiai dabar yra vadinami individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos poreikis. Jie yra 4 lygio - 1, 2, 3 ir 4. Kaip buvo ir specialiai poreikiai. Slauga 1, 2 lygio ir priežiūra 1, 2 lygio. Yra iš esmės pasikeitusi sąvoka. Tai dar prie tų poreikių sugrįšim, tai galbūt pirmiausia apie tai, kas yra svarbiausia turbūt žmonėms pats negalios nustatymas, kadangi jis dažniausiai susijęs yra su pajamom, jeigu žmonės negali dirbti. Tai galbūt būtų įdomu sužinoti, kodėl keitėsi ta sąvoka. Kodėl darbingumo pasikeitė į dalyvumą. Buvo pakeista iš tikrųjų ne viena sąvoka, atsisakyta diskriminacinių nuostatų ir mes manome, kad ir tie asmenys, kuriems yra sukakęs senatvės pensijos amžius, jie irgi galėtų nusistatyti dalyvumo lygį. Kodėl mes kalbam apie dalyvumą arba darbingumą? Mes apskritai visos reformos kontekste žiūrim šiuo atveju į asmenį, į žmogų, norim vertinti jo individualius poreikius, žiūrėti individualiai ir kiekvieną ir matyt atėjo laikas keistis mūsų mąstymui. Ir dabar pasirinkom variantą, kad nustatinėsim dalyvumą lygiai taip pat kas 5 procentų intervalu.
Į ką norėčiau atkreipti dėmesį, nepaisant to, kad įsigaliojo naujas teisinis reglamentavimas, visi iki šiol išduoti sprendimai galioja iki nurodyto termino pabaigos, visi išduoti pažymėjimai, nustatyti specialiai poreikiai, dėl to tikrai nereikia atvykti į agentūrą ir keistis dokumentų. Jie visi tikrai galioja ir tas yra labai svarbu, nes pas mus ypatingai dabar yra padidėjęs klientų skaičius, vien dėl to, kad žmonės pergyvena, kad jų dokumentai nebegalios, jie negalės pasinaudoti lengvatomis, kurias gaudavo. Tai taip iš tikrųjų nėra ir norėčiau visus nuraminti ir kad poreikio vien dėl to, kad pasikeitė pavadinimai, kreiptis nereikia. Bet kaip minėjot, atsirado nauja galimybė ir nepensinio amžiaus žmonėms ateiti į agentūrą ir nusistatyti savo negalią, konkrečiai vadinamą dalyvumo lygiu. Ką galėtumėt pakomentuoti šitiems žmonėms, kaip jiems reikėtų elgtis, kada jau galbūt pradėti apie tai mąstyti? Norėčiau kreiptis į visą tikslinę auditoriją asmenų, kuriems jau yra sukakęs senatvės pensijos amžiaus. Ir jeigu jūs pakliūnat į tą tikslinę grupę ir jums buvo nustatytas kažkada dalyvumo lygis su terminu iki senatvės pensijos amžiaus, tas yra labai svarbu. Arba jums buvo nustatytas specialiųjų poreikių lygis ir jūs norėtumėt dabar atlikti prilyginimą ir nusistatyti dalyvumo lygį prilyginimo būdu, būkite labai atidūs ir įsivertinkite, kokį prašymą pateikėt, nes mes atliekam vertinimą pagal asmens pateiktą prašymą. Viskas būna gerai, kai klientas ateina gyvai ir mes turim galimybę pabendrauti ir išsiaiškinti, bet nutinka taip, kad dokumentus gaunam elektroniniu paštu arba tiesiog paštu per kurjerį ir asmuo neteisingai traktuoja, dėl ko norėtų kreiptis ir parašo prašymą vertinti, nustatyti dalyvumo lygį, kuomet yra reikalingas gydytojo siuntimas ir mes tada žiūrim medicininę dalį, pildom klausimyną ir priimam naują sprendimą. Tai tie asmenys, kurie norėtų, kad nebūtų atliekamas kitas vertinimas, ne kad vertinama būtų medicininė dalis, o norėtų atlikti prilyginimą, būtinai turi pateikti prašymą dėl negalios prilyginimo. Tuomet nustatytas darbingumo lygis su terminu, kaip minėjau, labai svarbu, iki senatvės pensijos amžiaus, bus prilygintas toks pats, kaip buvo dalyvumo lygiui. Yra išimtis ir įstatymė yra numatyta nuostata, kad tie asmenys, kuriems buvo nustatytas didelių arba vidutinių specialiųjų poreikių lygis, jie irgi gali atlikti prilyginimą ir gali nusistatyti arba 15 arba 40% dalyvumo lygį. Agentūros specialistai gavę prašymus asmenų įvertins, kuris sprendimas asmeniui išmokų prasme yra palankesnis ir prilygins tą dalyvumo lygį, kuris yra palankesnis asmeniui. Apie ką aš kalbu? Jeigu iki senatvės pensijos amžiaus sukakties su to terminu asmeniui, pavyzdžiui, buvo nustatytas 10% darbingumo lygis ir asmuo turėjo didelių specialiųjų poreikių lygį, tai didelių specialiųjų poreikių lygis prisilygintų 15%, o dalyvumo lygis prisilygintų 10%. Tai agentūra priims sprendimą prilyginti ir nustatyti asmenį 10% dalyvumo lygį. Tas yra labai svarbu ir tikrai prašau atkreipti dėmesį, nes po to gaunasi nusiskundimų, nepasitenkinimų, nes kai yra priimtas naujas sprendimas ir nustatomas dalyvumo lygis, jau prilyginimo atlikti nebėra kelio, nes jau yra nustatytas dalyvumo lygis. Tai dar kartą noriu pasitikslinti, kai yra atliekamas prilyginimas, nereikia daktaro siuntimo? Ne, siuntimo nereikia. Tai ką reikia žmogui daryti? Reikia atvykti į agentūrą ir pateikti prašymą dėl prilyginimo. O pateikti elektroniniu būdu? Prašymą? Galima lygiai taip pat pateikti elektroniniu būdu, taip. Ir tada iš karto klausiu, ar apskritai atliekant vertinimą žmogui būtina dalyvauti, ar ne, ar galbūt rekomenduojat, nežinau, kokia tvarka yra? Kalbat apie jau vertinimą patį. Taip. Šiuo metu teisės aktai reglamentuoja dvi galimybės. Visi asmenys, kuriems negalia nustatoma pirmą kartą, jie privalės atvykti į agentūrą užpildyti klausimyną gyvai. Tie asmenys, kuriems negalia nustatoma ne pirmą kartą, yra galimybė užpildyti klausimyną telefono ryšio priemonėmis arba jeigu mūsų specialistas
mato, kad negalia buvo vertinta labai seniai arba pats asmuo norėtų atvykti, tada galimas variantas klausimyną pildyti ir gyvai. Tai yra dvi alternatyvos. Taip, arba nuotoliniu būdu, arba atvykus į agentūros teritorinį skyrių gyvai. Tai pirmą kartą būtinai gyvai pageidautina, ar ne, o antrą kartą jau pagal situaciją. Taip. O tarkim, jeigu žmogus yra labai sunkiai vaikštantis arba iš viso gulintis, kaip tokiais atvejais sprendžiama? Jeigu asmuo dėl sunkios sveikatos būklės negali atvykti į agentūrą užpildyti klausimyną, mes pasitelkiam mobilią komandą ir vykstame pas asmenį namus ir užpildome klausimyną kartu su mūsų vertintojais, pasitelkę techninės pagalbos priemonių specialistų ir esant poreikį savivaldybės socialinius darbuotojus. Užpildom klausimyną gyvai, įvertinam pagalbos poreikį ir jeigu yra galimybių skirti kažkokias priemonės, tai techninės pagalbos centras tas priemonės gali skirti ir vietoje. Tokia galimybė irgi yra. Ar daug tokių pasitaiko? Tokių atvejų būna nedaug. Nedaug. Taip. Tai dabar turbūt visiems būtų įdomu sužinoti tiem, kurie galbūt pagal naują tvarką nepersivertino arba pirmą kartą, kurie ruošiasi ateiti, kaip vyksta tas pokalbis, ko klausia, kaip galbūt pasiruošti reikėtų, ką žinoti žmonėms, kurie kreipiasi. Na, turbūt reikėtų pasakyti ir paminėti tai, nes aš sakiau, kad reforma buvo nukreipta į žmogų. Tai sumažėjo medicininės dalies vertinimo įtaka ir padidėjo individualios pagalbos poreikio vertinimo įtaka. Tai šiuo metu medicininės dalies vertinimas sudaro 60% nuo bendro vertinimo ir klausimynas, kai aš sakau, individualios pagalbos poreikio vertinimas sudaro 40% nuo viso negalios nustatymo. Tai tas yra labai svarbu. Jeigu medicininę dalį mes vertinam iš gydytojo pateiktos informacijos, kurią nurodė siuntime ir pridėtose konsultacijose, tai klausimyną mes pildom su asmeniu, mūsų specialistai užduoda klausimus pagal 6 pagrindinės veiklos sritis ir aiškinamės pagalbos poreikį. Mes nebežiūrim kaip anksčiau į savarankiškumą, mes žiūrim į poreikio mastą ir vertinam jį balais. Klausimynas yra pildomas balais nuo 0 iki 4, kuomet 0 reiškia, kad pagalbos poreikio vertinamoje srityje nėra ir 4 reiškia, kad pagalbos poreikis yra didelis arba nuolatinis. Ir sudėjus visą gautą balų skaičių, ji yra pliusuojama su medicininės dalies vertinimu ir pagal tvarkos apraše patvirtintus rėžius yra nustatomas galutinis rezultatas neįgalumo lygio arba dalyvumo lygio. Tai tas yra svarbu. Kaip reikėtų pasiruošti, matyt, reikia nebijoti atsakinėti į vertintojų užduodamus klausimus. Informacija yra konfidenciali, jinai niekur nėra perdodama ir tik radus kontaktą ir asmeniui tikrai atsakinėjant apie situaciją, kaip jisai susitvarko vienoje ar kitoje veikloje, kokių turi problemų, kokių turi iššūkių, kiek dažnai jam padeda šeimos nariai, nes tai kartais taip nutinka, kad mes sakom, viskas susitvarkau, ne? Bet reikia būti atviriems ir pagalvoti, o kaip aš susitvarkydavau anksčiau, kai negalios neturėdavau, arba palyginti save, jeigu negalia yra nuo gimimo, ar aš tikrai prisitaikiau ir galiu atlikti tą veiksmą, o galbūt matau, kad šeimos nariai atlieka jį greičiau, paprasčiau ir dėl to pas mane yra pagalbos poreikis. Tas yra labai svarbu. Tai pasiruošimas matyt būtų toks, kad surasti kontaktą, būti atviriems ir nebijoti. Mes visada sakom, kad stresui ne, tai taip įstaiga turbūt nėra, kaip čia pasakyti teisingai, ne pramogos, ne, čia vyksta vertinamas poreikis, nustatomas dalyvumo lygis, tai liečia išmokas, bet surasti kontaktą ir būti atviriems yra labai labai svarbu. O kad įsivaizduotumėm, kokie tie klausimai galėtų būti, apie ką? Ar, pavyzdžiui, aš, sakykime, vaikštau ar ne, ir atrodo, ką čia dar manęs gali paklausti? Kaip ir minėjau, klausimynė yra 6 pagrindinės veiklos sritys, tai iš esmės mes atliepiam visapusiškai, pačiupinėjam visas pagrindinės veiklos sritis, kurias mes susiduriam kasdienėje savo veikloje, nebūtinai darbinėje aplinkoje ir namų, ir mes vertinam poreikį prausimosi, rengimosi, apsitarnavimo,
mobilumo, sėdėjimo, atsikėlime. Ir labai svarbu išsiaiškinti, tai nereiškia, kad pamatom dabar visą visumą, yra poreikis ar ne. Taip visumoje mes galim pasakyti, kad surinko asmuo, tarkim, labai daug balų ir daugelis ryčių jam reikia pagalbos arba paslaugų, arba priemonių kažkokių. Bet klausinėjant ir vertinant mums labai svarbu išsiaiškinti konkrečiai, ar kyla sunkumų ir kokių kyla sunkumų atliekant vieną ar kitą veiksmą. Dėl to klausimai, kaip jums sekasi gerai ar blogai, yra netinkami. Jeigu paklaustų asmens, kuris juda neįgaliojo vežimėliu, kaip jums sekasi judėti, tai būtų sunku matyti, ne, atsakyti, bet jeigu aš paklausčiau, kaip jūs šiandien iki mūsų įstaigos atvykot, su kokiu transportu keliavot, kaip jums sekasi išeiti iš namų, nes ir tada mes matom, ne, kokios kliūtis susidaro ir tada matom tą poreikio mastą, koks jis yra, kokio dydžio. Didelis, ar jis yra, ar jo nėra, nuolatinis ar nenuolatinis. Sezoniškumas irgi gali lemti tą įtaką, bet sezonai keičiasi, bet poreikis vis tiek išlieka. Tas yra labai svarbu. Ir matyt labai dažnas klausimas, kurį aš užgirstu, kad negalių yra labai skirtingų. O klausimynas yra vienas. Ar nevertėtų padaryti skirtingų klausimynų? Taip. Tai aš visada sakau, kad mes turim labai universalų, platų įrankį, kur galim kiekvienam, nepaisant to, kokią negalią, kokį sutrikimą asmuo turi, išsiaiškinti, koks yra toje konkrečioje veiklos srityje pagalbos mastą. Juk ir asmeniui, kuris nemato, yra svarbu apsirengimas, mes suprantam, kad techniškai žmogus gali atlikti veiksmą, bet mums yra svarbu, kaip jisai sužino, kokius drabužius jisai apsirengia, ar jie yra švarūs, ar jie dera vieni prie kito, tai yra irgi svarbu. Tai klausimynas yra universalus įrankis, pagrindinis dalykas yra matyti metodinės rekomendacijos, kaip tinkamai pildyti klausimyną skirtingą negalią turintiems asmenims. Tai mes tęsiam savo bendradarbiavimą su nevyriausybinėmis organizacijomis, organizuojam mokymus savo specialistam pagal negalios specifiką. Mes turėjom jau šiais metais mokymus apie autizmo spektro sutrikimus ir su kokiais iššūkiais susiduria tokie asmenys ir suaugę, ir vaikai. Ir tokiu būdu, kai mes plečiam savo akiratį, mes galim užduoti tinkamai klausimus ir identifikuoti tą poreikį. Dabar aktyviai bendradarbiaujam dėl cukrinio diabeto susirgimo, kaip jisai įtakoja gyvenimą, nes paklausius vaiko, tarkim, sergančio cukriniu diabetu, mes suprantam, kad jis šaukštą paimti gali, ne, ir vertinant mitybą, bet yra labai svarbu, kiek vaikas gali reguliuoti savo mitybą, kiek jisai supranta, kaip yra skaičiuojamos cukraus kiekis, tarkim, ne produktuose, kaip jisai susitvarko mokykloje, kaip jisai gali dalyvauti popamokinėje veikloje ar kūno kultūros pamokose, kiek tėvai jam padeda ir nuolat kontroliuoja, nors yra dabar daug technologijų, kurios padeda, bet šiuo metu yra sutarta taip, kad pagalbinių priemonių turėjimas arba paslaugų turėjimas nemažina asmens pagalbos poreikio mastą, nes šiandien aš turiu šalia vežimėlį veikiantį, bet jeigu jis suges arba ratukas neužstriktų, tai reiškia, kad aš esu visiškai priklausomas ir mano pagalbos poreikio mastas yra tada nuolatinis ir aš niekaip, tarkim, neatvykčiau į sutartą vietą ir planai visi subirėtų. Tas pats turbūt galioja, kalbant apie visas nematomas, apie daugelį galbūt nematomų negalių, ar ne, kai žmogus iš pažiūros atrodo sveikas, gražus, bet tam tikrose aplinkybėse ta negalia pasireiškia, ar tam kardiologinės ligos, nefrologinės ligos. Taip, ir jeigu mes medicininę dalį vertinam visiems vienodai, pagal labai aiškius kriterijus, kuriuos tu atitinki ir gauni tam tikrą balą, bet gali būti tokių situacijų, kai viskas priklauso nuo tavo auklėjimo šeimoje, nuo tavo gebėjimo, nuo tavo užsiskleidimo ir noro bendrauti. Galbūt tau nėra diagnozuoti kažkokie susirgymai, kurie liečia tavo bendravimą, psichologiniai sutrikimai. Bet galbūt tu augai tokioje aplinkoje, kur jautei patyčias, užsidarei ir bendravime tu gali turėti pagalbos poreikį. Bet tai nereiškia, kad tam turi būti ir diagnozė. Dėl to klausimynas parodo tą visą visumą ir yra priedas prie medicininės dalies vertinimo. Ir tada mes matom labai individualų, konkretaus asmens, kuris sėdi
prieš mane, kurį aš vertinu, būtent jo vertinimą ir tik jo individualų poreikį. Tai dabar galim pakalbėti plačiau apie tą iptiką, ar ne, kuris ir būtent yra tas poreikio matavimas kažkoks, ar ne, kur minėjote, yra 4 lygiai. Gal truputį irgi daugiau įdomu sužinoti, tai irgi susijęs su išmokom ir su pagalba ateinančio žmogui, ar ne, galbūt plačiau apie šitą, kada žmogus gali tikėtis, kada jam bus 1 lygio, kada 4 lygio poreikis nustatytas, kas lemia šitos dalykus. Be abejo, šitos dalykus lemia asmens būklė ir lygiai taip pat identifikuotas pagalbos poreikio mastas. Iptikas nustatomas lygiai taip pat vertinant medicininę dalį ir pildant klausimyną. Tai jeigu asmuo kreipiasi nustatyti dalyvumo lygį, mes kartu visada vertiname ir iptik. Ir tiesiog yra kiti medicininiai kriterijai, kurie yra patvirtinti ir jie vertinami nebe balais, o procentais. Ir surinktas klausimyno balų skaičius yra prilyginamas koeficientui. Tai iš esmės procedūra yra labai panaši, tiesiog ten yra išvardintos kitos papildomos būklės, kurios eina paraleliai nustačius dalyvumo lygį kaip papildoma išmoka, kuri matuoja tą individualų poreikį. Tai žmogus turi 2 variantus. Mes iptiką galima įvertinti tada, kada asmuo kreipiasi nustatyti dalyvumo lygį, arba asmuo gali kreiptis ir tik atskirai vertinti iptiką. Bet siuntimas šiuo atveju irgi yra reikalingas. Tarkim, aš modeliuoju situaciją, pensinio amžiaus žmogus, kuris gauna kažkokią neįgalumo pensiją, tiksliau senatvės pensiją ir jis yra patenkintas, bet reikia kažkokios pagalbos ar poreikio, ar ne? Ir tada jis galėtų kreiptis vien dėl individualios pagalbos poreikio. Taip, jis galėtų kreiptis dėl individualios pagalbos poreikio, bet tai nesuteiktų jam neįgaliojo statuso, jeigu būtų nustatytas iptikas. Asmens su negalio pažymėjimu jis negautų. Tokiais atvejais, jeigu mes kalbam konkrečiai pasirinkto atveju asmenį, kuriam yra sukakęs pensinis amžius, jam vertėtų nusistatyti kartu ir dalyvumo lygį ir gauti pažymėjimą, nes tai yra svarbu, nes tai suteikia irgi asmenims papildomas lengvatas. Tokias, pavyzdžiui, kaip transportą, važinėti su autobusais. Vaistų nuolaidos, kažkokia pagalba. Galbūt kai kada tik tai negalę turinti. Nes jeigu mes palyginsim su situacija, kuri buvo iki reformos, tai kai senatvės pensijos amžiaus sukakę asmenys negalėdavo nustatyti dalyvumo lygį, bet kai jie nustatydavo specialiosius poreikius, jiem nustatydavo specialiųjų poreikių lygį ir jie gaudavo pažymėjimą. Tai šiuo atveju, kadangi dalyvumo lygis yra nustatomas visiems asmenims, tai aš siūlyčiau tokiais atvejais, kadangi vis tiek siuntimas jau bus gautas, kartu pateikti prašymą vertinti dalyvumo lygį ir kartu mes nustatysim iptiką. Jeigu buvo kažkada darbingumo lygis nustatytas ilgiausiam terminui, nors ilgiausias iki senatvės pensijos amžiaus buvo, tai vis tiek asmuo tada neturi. Bet matyt, dėl tos priežasties mes ir turim dabar padidėjusi klientų srautą, nes žmonės kreipiasi ir nori nusistatyti dalyvumo lygį ir peržiūrėti ir pasižiūrėti. Kadangi turime naujovę atsiradusi nuo sausio 1 dienos, mes ne tik nustatom negalią, bet kartu pildydami klausimyną nustatom ir pagalbos koordinavimo poreikį, sudarom planą pagalbos, kurį perdodam atsakingoms institucijoms užtikrinti konkrečių paslaugų arba priemonių skirimą. Tai tas yra labai svarbu ir naudinga, nes asmuo atvykęs nustatyti negalią ir gavęs pažymėjimą, anksčiau ką darydavo, gaudavo tą statusą ir išeidavo. Ir jeigu norėdavo gauti kažkokias paslaugas, turėdavo eiti į savivaldybės, į užimtumo tarnybą ir pats ieškoti internete. Informacijos yra labai daug ir susigaudyti, kas tau priklauso, yra sunku. Tai šiuo atveju mes pildydami klausimyną, kartu su asmeniu identifikuojam, koks galėtų būti poreikis kurioj srityje, tai užfiksuojam į sudaromą planą. Pagal kiekvieną veiklos sritį jis yra iš tikrųjų labai platus ir labai išsamus ir perdodam šitą informaciją suinteresuotoms institucijoms, o jos savo ruoštų jau susisiekia su asmeniu ir kalbasi dėl konkrečių paslaugų arba priemonių įstaigų nustatyta tvarka.
Skirtumas yra tas, kad agentūra niekada nepasisakys, kokios konkrečios paslaugos asmeniui reikia ir ką asmuo galėtų gauti, nes yra visur skirtingos tvarkos, kaip aš minėjau, už kai kurias paslaugas reikia prisimokėti, asmuo turi pateikti prašymą ir sutikti tą daryti, bet mes perdodam žinutę įstaigoms ir jos jau pradeda dirbti su asmeniu. Tai iš tikrųjų yra labai didelis proveržis, aš manau, kad žmogus nebevaikšto ir neieško tų durų, ką jis galėtų gauti, bet įstaigos pačios pas jį ateina. Ir kas tos įstaigos? Taip skamba atsakingos institucijos, ar taip, pavyzdžiui? Pavyzdžiui, savivaldybė, užimtumo tarnyba, techninės pagalbos priemonių centras, gestų kalbos vertimo centras. Ir sąrašas nėra baigtinis, tai yra tik pati pradžia, pirmieji 4 mėnesiai, bet aš manau, kad tai yra padarytas labai didelis ir svarbus žingsnis, žiūrint į žmogaus perspektyvą ir prizmę. Grįžtant prie to, kad mes, kaip kalbėjau, visą reformą kalbam apie žmogų. Tai jeigu žmogus nėra patenkintas, dabar girdim visokių istorijų, ne visi yra patenkinti, kai kuriems ir keičiasi tas dalyvumo lygis, ką reikia daryti, kaip galima apsiginti arba dar kartą paprašyti pervertinti, kokia yra procedūra? Jeigu asmuo gavęs sprendimą nesutinka su priimtų teritorinių skyriaus sprendimu, jis jį gali apskųsti agentūros direktoriui per 1 mėnesį ir sprendimo kontrolės skyrius sprendimą peržiūrės tų gautų duomenų, kurios vertino teritorinis skyrius apimtyje. Jeigu taip nutiktų, kad per tą laikotarpį, kol buvo atliekamas vertinimas, asmens būklė pasikeitė, tuomet reikėtų visada ateiti su nauju siuntimu į teritorinį skyrių ir jis atliktų naują vertinimą. Tai reiškia, kad jeigu jūs šiandien atėjot nusistatyti, gavot sprendimą, jūsų būklė pasikeitė, jūs neprivalot laukti nustatyto termino pabaigos, jūs bet kada galit ateiti ir dar kartą atlikti vertinimą. Bet jeigu nesutinkat, žinot, konkrečiai manote, kad kriterijus buvo neteisingai taikomas, jūsų manimų netinkamai buvo užpildytas klausimynas, tuomet jūs parašot prašymą, nurodot motyvus, su kuo jūs nesutinkat ir sprendimo kontrolės skyrius šitą sprendimą peržiūri. Jeigu nesutinkam su sprendimo kontrolės skyriaus sprendimu? Tada reikia kreiptis į administracinių ginčų komisiją. Čia irgi naujovė? Taip, čia yra naujovė, taip. Administracinių ginčų komisija dabar visus skundus vertina vienoje vietoje. Taip, aš suprantu žmonių lūkesčius, kad tarkim, buvo nustatytas 40 procentų darbingumo lygis ir mes tikimės, kad būtinai turi toks procentas ir likti. Mes vertinam pagal medicininius pateiktus dokumentus, pagal tuo metu užpildytą klausimyną ir visada priimam naują sprendimą. Tai neformuojam tokio lūkesčio, kad viskas turėjo būti taip, kaip buvo, nes asmens būsena, būklė, gali iš tikrųjų keistis. Ir mes senstam su laiku ir gali vykti visokių pokyčių. Gali būti ir techninių klaidų, mes visi puikiai suprantam, kad tai yra tik pati pradžia ir gali būti ir sistemos kažkokios klaidos, tai matyt reikėtų būti tolerantiškiams ir supratingiams ir jeigu kartais taip nutiktų, mes visada savo klaidas pamatę ištaisom ir nereikia tada net kreiptis į sprendimų kontrolės skyrių, jeigu mes tai pamatome, stengiamės ištaisyti klaidas čia ir dabar. Tai iš tiesų poreikių gali būti įvairiausių, ar ne? Kaip ir minėjom, vieniems reikia informacinės pagalbos, gestų kalbos vertėjo, kitiems vežimėlių. Ir tada jau žmonės turi žinoti, ar ne, kad gali gauti valstybės ir kažkokią asmeninį asistentą, ir pagalbą namuose, ar ne, tarnybą. Tai čia savivaldybės turėtų gauti informaciją ir susisiekti su žmogum, ar ne? Dar kartą pakartoti. Taip, jos tą informaciją gauna ir susisiekia su asmeniu. Ir jau tarėsi apie konkrečias paslaugas, kurios jam priklausytų ir asmuo sutiktų jas gauti, pateiktų prašymus ir pradėtų tada pagal jų nustatytas tvarkas. Ir kai mes sudarom pagalbos planą, planas yra uždaromas tik tuomet, kada visos plane įstaigų numatytos paslaugas arba priemonės
yra suteiktos arba paslauga yra pradėta teikti. Nu, kaip pavyzdys, jeigu buvo numatyta išduoti kažkokią priemonę, jinai išduota ir buvo numatytas būsto pritaikymas, o būsto pritaikymo Vilniaus mieste reikia laukti labai ilgai, tai planas nebus uždarytas iki tol, kol asmuo nepasirašys dokumentų dėl būsto pritaikymo. Na, čia gali užtrukti ir labai ilgai, ar ne? Kaip vyksta bendravimas su savivaldybėm? Ar savivaldybės pasiruošusios visus tos poreikius šiandien užtikrinti žmonėms? Kadangi pradžia visada turi daug iššūkių ir tai yra visiška naujovė, kurią mes susikūrėme ir bendradarbiaujam didžiąją dalimi, aišku, savivaldybėmis, nes jos atliepia didžiąją dalį socialinių paslaugų. Mes laukiame, kol pradėsime dirbti sistemų pagalba, kol sistemos dar yra tobulinamos ir vystomės dėl atsiradusių klaidų tobulinimo. Mes bendraujam raštais, bet įstaigos yra pasiruošusios ir jos susisiekia su asmenimis, gauna mūsų planus. Mes turim nuolatinius susitikimus su savivaldybėmis ir dalinamės iššūkiais, su kuriais susidarėm vieni ir kiti ir ieškome sprendimų, kaip tai išspręsti greitai, operatyviai ir produktyviai. Turbūt dar reikės irgi pakovoti ir nevyriausybinėm, ar ne, kad visas spektras tų paslaugų, kuris yra socialinių paslaugų katalogė, būtų įgyvendinamas iš karto. O žmogui, ką galim palinkėti, jeigu savivaldybė sako, na, mes asmeninio asistento neteikiam? Yra labai svarbu, kad įstaigos, kurios numato skirti vieną ar kitą paslaugą, bet jos neskiria, jos turi informuoti ir pažymėti dėl kokių priežasčių. Ir tai suteikia galimybę agentūrai atlikti stebėseną Lietuvos mastu ir valdyti tą informaciją ir matyti, kokių paslaugų poreikis yra didžiausias, kokios paslaugos yra populiariausios. Galbūt galima identifikuoti poreikį, kur nėra Lietuvoje tokios paslaugos, bet tai stebėti ir po to teikti pasiūlymus, kad tokios paslaugos atsirastų. Tai iš tikrųjų irgi yra labai įrankis geras. Kol kas daryti išvadas apie tai, na, kiek yra jau kažkokių paslaugų yra sunku, nes yra praėję labai mažai laiko ir tai yra pati pradžia, daug iššūkių, bet manau, kad po metų grįžus mes galėtume matyti kažkokius rodiklius ir žiūrėti, kokias paslaugos yra populiariausios ir galbūt suteikti informaciją socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje, ne dėl traukimo kažkokių papildomų paslaugų ar galimybių persiskirti lėšas ir valdyti tą informaciją ne konkrečiai savivaldybėje vienoje, bet visos Lietuvos mastu. O turbūt žmonėms galima palinkėti, kad žinotų savo teisės, išsikalbėtų aiškiai, išklaustų viską, ar ne, kas jiems galėtų būti suteikiama ir nebijotų prašyti, kreiptis vieną kartą, antrą kartą. Man yra labai svarbu, kad žmonės nebijotų sutikti dalyvauti pagalbos koordinavime, nes mes pagalbos koordinavimą galime pradėti vykdyti tik tada, kai asmuo sutinka. Tai kai jūs atvyksit nustatyti negalią ir specialistas, kuris pildo klausimyną, paklaus, ar sutinkate dalyvauti pagalbos koordinavime ir papasakos, kas tai yra, kodėl tai yra naudinga, tai tikrai nebijokite. Tai visiškai neturi įtakos negalios nustatymui, skiriamiems balams, vertinimui, bet tai yra galimybė pasižiūrėti, vertinti ir galbūt gauti netgi ir papildomas paslaugas. Jūs kažkokias paslaugas gaunate, bet galit gauti papildomas paslaugas arba mes labai daug kraunam ant savo artimųjų pečių, kurie irgi ne visada susitvarko ir esam taip pripratę, bet ir pasižiūrėti, kad palengvinti savo šeimos narių tą gyvenimą, ne, ir patiems tapti savarankiškesniems. Tai iš tikrųjų raginu sutikti, dalyvauti pagalbos koordinavime, nebijoti ir pamatysime tada didesnius rezultatus, ne, bendrą darbą ir grįžtamą į ryšį. O būna, kurie nesutinka? Taip yra asmenų, kurie nesutinka ir jeigu asmuo nesutinka, mes per prievartą negalim sudaryti plano, mes tada jo nevertinam, plano nesudarom ir informacijos tom įstaigom, savivaldybėm, užimtumo tarnybai neperdodam. Iš tikrųjų, kiek žinau, skaičiai yra labai dideli žmonių, kurie apsilanko Antoj, ar ne dabar? Kokie tai yra skaičiai? Kiek žmonių per mėnesį arba jau per ketvirtą atėjo į Antą?
Na, aš neturiu dabar tokių tikslių statistinių duomenų, bet jeigu kalbėti apie pagalbos koordinavimą, tai per 4 mėnesius darbingo amžiaus asmenims, nedarbingo asmenims, kuriam dalyvumo lygį nustatinėjom, buvo sudaryta virš 1000 pagalbos planų ir beveik 1000 pagalbos planų vaikams su negale. Tai palyginus yra tikrai netokie skaičiai, kiek mes nustatom dalyvumo lygį ir neįgalumo lygį, tai aš matau, kad galbūt žmonės dar bijo, kažkokios yra baimės ar, nežinau, vyraujančios nuostatos apie tai, kad tai lems galutinį negalios nustatymo rezultatą. Tai tikrai noriu padrasinti, kad taip nebus ir tai neturi įtakos tam balui, kur skaičiuoja ir pildo klausimyną ir medicininiam vertinimui visiškai. Dar apie terminus noriu paklausti. Per kiek laiko nustatomas yra dalyvumas ir prieš kiek laiko galima kreiptis? Kokie tie terminai? Mes nustatom per 20 darbo dienų, kadangi jau minėjau, kad šiuo metu yra iš tikrųjų padidėjęs labai klientų srautas ir kartais taip nutinka, kad mes pratęsiam terminą vertinimo dar papildomai 10 dienų. Analogiškai, jeigu vertinimas prasideda, tai tada yra padidėjęs ir srautas spausdinamų dokumentų, tai kartais mes atsiprašinėjam žmonių dėl to, kad jiem tenka ilgiau palaukti, o dėl to, kiek iš anksto galima kreiptis, reikėtų visada įsivertinti, nes reikia numatyti vizitą pas gydytoją gauti siuntimui, reikia pasižiūrėti, ar nereikės kažkokių papildomų ištyrimų daryti. Aišku, nereikia to atlikti nei prieš metus, nei prieš pusmetį, bet prieš gerus 3 mėnesius aš manau, kad pas savo gydytoją, jeigu žinot, kokios yra eilės, reikėtų apsilankyti ir numatyti, bet jeigu praleisit tą terminą ir asmuo nurodys priežastis, dėl kurių praleido, ar tai buvo ilgas vizitas, tuomet terminas gali būti atstatytas. Svarbu nurodyti tuos motyvus, tokia galimybė yra. Aišku, to laikotarpiu, kol vyks vertinimas ir asmuo praleisto terminą, jis išmokas negaus, bet jis gaus po to jau, kai bus priimtas sprendimas. Tai reikėtų visada individualiai. Taip, bet reikia nurodyti priežastis ir jeigu priežastis yra pateisinamos, tada yra galimybė atstatyti atgalinę datą. Ir pabaigai priminkim, kur reikėtų kreiptis, jeigu kyla klausimų, jų turbūt kyla nemažai. Taip, jeigu kyla klausimų susijusių su negalios nustatymu, galite kreiptis į mūsų konsultavimo liniją, specialistai visada suteiks jums informaciją, atsakys, jeigu negalės atsakyti patys, nukreips pas atsakingus specialistus, reikėtų skambinti numeriu 852 30 30 60. Taip, tai nebijokim skambinti, teirautis, išsiaiškinti, galima ir klausimyną atsirasti, ir ne internete, jis prieinamas. Taip. Priminkim, kaip surasti tinklalapį. www.anta.lt, sekite mūsų naujienos, taip pat galite sekti mus ir Facebook'e, mes stengiamės talpinti visas aktualijas ir jeigu turite klausimų, aišku, galima rašyti ir elektroniniu paštu info@anta.lt. Tai ačiū už pokalbį. Ir mūsų tinklalaidės galite rasti Spotify platformoje ir nuo šiol filmuotas YouTube. Taip pat Lietuvos neįgaliųjų draugijos Facebook paskyroje ir tinklalapyje. Iki. Viso gero.